angelai, rūkomis bėgioja. Labas, mano vardas Džineva, o tu žiūri mano DJ vlogą, kuris jau yra 28. Ačiū už kiekvieną jūsų laiką, komentarą, peržiūrą ir pasidalinimą su jūsų draugais. Ką mes darome mano vloguose? Na, labai paprastuoju būdu pasakoju, kaip vyksta mano DJ gyvenimas. Taip sakant, atsisegam nuo pagrindinio gyvenimo savaitgaliui ir einam į būtent DJ life, kaip ir priklauso. Na, o kur aš groju, tai dažniausiai groju privačiuose renginiuose, tai būna su vedėjais, be vedėjų, na ir įvairaus formato tie renginiai būna. Taip pat tenka pagroti ir klubuose bei didesniuose masiniuose renginiuose. Tai iš tikrųjų labai pasiilgau jau klubų, norėčiau to šiek tiek daugiau paturėti. Bet mano sezonas tikrai vyksta ir plėtojasi puikiai, nors mes turime vasario mėnesį, bet renginiai jau prasidėjo nuo sausio, toks labai ankstyvas sezonas, pasakykime. Man kilo idėja šiek tiek trumpai peržvelgti, ką mes turime paprastai, kai ruošiamės renginį. Renginys bus šį šeštadienį, tai jau visai neužilgo, ir tenai reikės važiuoti į Vilnius Grand Resort ir su vedėju Evaldu Venskutoniu dirbti vestuvių metinėse. Ir ką mes paprastai darome? Tai paprastai arba vedėjas, arba didžėjus, jeigu jau yra susipažinęs su savo klientais, nusinčiame jam tokius namų darbus, anketą, galima sakyti, kurią užpildžius mums tampa aišku, kas tai per šventė, kokio formato tai šventė, ko joje tikėtis, kokią muziką turėtų groti ir kas tikrai neturėtų skambėti iš garsiakalbių. Taigi panagrinėkime visą medžiagą, kurią man atsiuntė Evaldas. Mes turime salės planą su daugmaž to išstatymu, kuris ir bus stalų, scenos ir mano darbo vietos ir panašiai. Na ir tada jau eina būtent informacija iš klientų. Na ir čia galima pamatyti, kad kur vyks šventė, kada vyks šventė, kas tai per šventė, kokios spalvos jaunikio kostiumas, netgi klausimas yra toks, kelinta yra pradžia ir panašiai. Na ir visa ta detali informacija mums yra aktuali, bet aktualiausia didžėjai yra tai, kas yra šiek tiek žemiau. O žemiau yra apie muziką. Na štai, pavyzdžiui, vienas klausimas. Kokias radio stotis mėgstate klausytis labiausiai? Tai mūsų užsakovo atsakymas šiam šeštadieniui yra Radio Centras, Šeimos kompromisas, Power Hit Radio, Kęstučio prioritetas, tai užsakovo. Na ir koks stilius turėtų groti šventės metu ir koks patinka, tai disko, kokybiška, populiari popso muzika. Reiškia, mes pakliūname į gan labai standartišką situaciją, kur groja kokybiško šiuolaikinė muzika, kuri pradeda apšilti ir jau vėliau su ją galima ir pašokti. Na ir žemiau mes matome sąrašą būtent tų dainų, kurias jie norėtų girdėti šventės metu. Pavyzdžiui, Robbie Williamsas, topinės Imagine Dragon dainos, Coldplay, Burna Boy, We Pray, Martynas Kavaliauskas Vėlumoj, Ed Sheeran, Gian, The Colors, Karališka erdvė, Vagelis, Weekend, Enrique Iglesias. Ir visas šitas dainas aš turėsiu su savimi vakaro metu. Na ir taip pat yra klausimų, kokių grupių arba stilių nenorėtumėte girdėti, tai nenorėtų girdėti tokių baliuškinių dainų, kaip mes mėgstam sakyti, tai to mes tą vakarą vengsim. Na ir kas man labai patiko, kaip Evaldas daro, tai jis dar prideda papildomus klausimus, kuriuose klausia, ar galima didžėjui orientuoti situacijoje ir jeigu netinka tą muziką, kurios paprašė užsakovai, ar galima vadovauti savo intuiciją ir eiti pagal savo nuožiūrą. Tai šiuo atveju užsakovai atsakė, kad tikrai taip. Na ir procentaliai, kiek muzikos kokios turėtų groti. Tai lietuviškos 50%, angliškos 50%, šokių 50%, latino 10%,
kitokios muzikos 40%. Nu, tokia įdomi proporcija sudėliota, bet man daug maž aišku, kad iš esmės bus lietuviškos, angliškos, disko, latino dainos. To man ir reikia. Na ir artimiausią valandą aš pasiruošiu šiam renginiui ir būtinai susidėliosiu visas dainas ir turėsiu jas kartu su savimi. Kalbant apie gyvenimo update'us, tai darbo kambario paruošimas vyksta lėtai, bet pagal planą. Sienos jau nudažytos šviesiai pilka spalva, nežinau kiek tai matosi jums, bet aš skirtumą pamačiau iš karto. Man tai truko padaryti 2 dienas, esu šiokiais tokiais pataisimais, kadangi nesu super mega dažytojas, bet tai padariau pats ir dabar vis žiūriu ir laukiu, kas yra geresnė parduotuvėse, kad dar nusipirkti ir apipavidalinti šį kambarį. Tai bus darbo kambarys su darbo zona, poilsio zona ir su DJ zona. Tai visoji mažoji 12 kvadratų erdvėj visas šitas tilps. Na, o kaip sekasi jums, mili draugai? Ar jūs didžėjaujate, ar jūs grojate, ar jūs bandote, ar jūs mokotės? Tai parašykite būtinai savo komentaras arba parašykite tiesiai man į Facebooką arba Instagramą. Aš reguliariai gaunu žinutes su prašymais pakonsultuoti šią temą, šiuo klausimu, pakomentuoti tam tikras situacijas ir padėti kai kada su įranga. Tai laukiu jūsų žinučių būtinai ir beje apie įrangą. Tai mano įranga pultas, kurį teko po naujųjų taisyti, jis yra pataisytas, jis yra kaip naujas, kondensatoriai kanale buvo pakeisti ir viskas dabar veikia nepriekaištingai. Tai tikėkime, tai bus ir toliau. Kągi, šis vlogas tęsiasi, gerą žiūrėjimo jum, o kas bus toliau? Na, o dabar mes važiuojam dar paturėti reikalų su DJ Spektras ir Stage Factory komanda. Šiandien Vilniuje nusimato renginys, kur jie dirba, jie ten paruošė nuostabų vizualą ir yra nedidelė proga pasifotografuoti, kadangi ten bus ir mūsų komandos fotografė Alina. Nedidelė fotosesija baigta, einu atgal link automobilio. Tikiuosi nuotraukos bus geros, šiaip manau bus. Alina žino, ką daro, moka daryti savo darbą. Na, o dabar liko tik tai šeštadienio reikalai. Renginys su Evaldu Venskutoniu, vestuvių metinės, bus linksma, bus daug žmonių, bus faina. Kol kas tiek, šis vlogas tęsiasi. Pasimatom šeštadienį ryte. Įsivaizduokit, pradėjau krauti savo daiktus jau salėje ant savo stalo ir pastebėjau, kad nėra mano Mako pakrovėjo. Ir pradėjau galvoti, kur jis gali būti. Parašiau namo žmonai, niekur neranda. Peržiūrėjau savo daiktus kuprinėje, niekur nerandu.
Tai spėju, kad greičiausiai aš kažkur palikau nuo praeito grojimo, o praeitas grojimas buvo gimtadienyje. Yra tokia vieta Vilniaus senamiestyje ir man atrodo, aš ją ten galbūt ir palikau, bet dabar aš nelabai turiu progos nei su kažkuo susisiekti iš ten, nei važiuoti iki ten. Tai mano planas toks, aš dabar važiuoju iki Vilniaus, iki Bigo, nuo Grand Resorto iki Bigo prekybos centro Vilniuje ir bandysiu ten rasti Apple parduotuvę ir įsigyti pakrovėją. Tokiu greituoju būdu. Jeigu ne, važiuosiu toliau iki Akropolio arba Ozo arba Panorama dar yra. Tai žiūrėsim, kas arčiau. Kad ir Bige neradau nieko tinkamo iš parduotuvių, kad ir teko pavažiuoti šiek tiek toliau iki Topo centro Ukmergės gatvėje, bet dėka labai nuostabaus konsultanto savo problemą atrodo išsprendžiau ir dabar tai liko viską sujungti jau vietoje. Tai tikiuosi viskas bus ok. Važiuojam atgal į renginį, iki renginio liko kiek, 2,5 valandos. Taigi, mili bičiuliai, pasirodo, turėjom ir įdomesnių nesklandumų. Vakarui dar neprasidėjus, atvykus vedėjui buvo suprasta, kad dėl kažkokios žmoniškos klaidos, blogos komunikacijos ir panašiai, nesvarbu, kokia buvo problema, bet scena buvo pastatyta ne toje vietoje. Ir mums teko ją greituoju būdu perstumti. Tai gerai, kad mūsų buvo šiek tiek daugiau žmonių ir dar prisidėjo šiek tiek pagalbininkų, kurie viską pagelbėjo. Tai sceną perstatėm, dar kaip ir spėjom iki žmonių atvažiavimo. Dabar tai liko viską vėl sureguliuoti iš naujo, suprogramuoti šviesą iš naujo ir tikėtis, kad viskas praeis gerai. Šiek tiek gavom visi streso, iš to streso net kameros nestvėrė, nes galvojau dabar ne iki to. Bet toks niuansas buvo, bet jūs pamatysite, kad scena stovi kitaip. Sveikatos, laimės, jeigu mes laimės... Čia pas mus apie 50 žmonių ir šventė vyksta, vedėjas Vins Kutonis jau davė savo programą. Dabar vyksta linksmas kvizas apie būtent užsakovus. O čia mūsų kampelis ir mūsų tymas. Laukiam savo eilės, aš užimsiu pertraukas ir šiandien dar turime 2 surprizus svečiams. Apie juos šiek tiek vėliau pamatysite šiame vloge. Nuostabiai pagaliau paleidom šou. Dabar galim truputėlį įkvėpti oro ir išgerti vandens, pasimėgauti programa, šou ir visais kitais gerais dalykais, kuriuos mes susiplanavom. Ačiū tau labai. Ir vakarėlio pabaiga. Laukia šalta, -8, gal -10.
Aš nešu kelis daiktus į mašiną ir privarysiu ją arčiau, kada grįšiu pasimti savo stalo ir likusių daiktų. Na, o kaip viskas praėjo, tai papasakosiu jau netrukus sėdint šiltame automobilyje. Tai žodžiu, pagaliau sėdžiu, dar ne šiltai, bet pagaliau sėdžiu. Koja šiek tiek pavargo, nuo batų skauda pėdas, bet viskas praėjo tikrai gerai. Neskaitant tų nesklandumų, kurie buvo iš pat pradžių. Tai dabar pavardinkim, kasgi buvo negerai pradžioj. Atvažiavęs į vietą, išsikrovęs savo pultą, pasijungęs ir kai pastačiau kompiuterį, supratau, kad neturiu savo pakrovėjo mako. Kažkur jį palikau, kažkur nepasiėmiau, kažkur yra. Parašiau namo žmoną ir jį kartais nematė. Jį sako, ne, niekur nerandu. Tada pas mane išsipaišė planas, kad reikia važiuoti pirkti. Tai nuvažiavau atgal iki Vilniaus, nusipirkau ir grįžau atgal. Nu, tai čia kažkur 40 minučių gal užėmiau. Tada viskas buvo kaip ir neblogai, atvažiavo Evaldas. Ir mes supratome, kad scena stovi ne toje vietoje, kur turėtų būti. Gerai, po kelių minučių diskusijų sprendimų, kaip čia ką geriau padaryti, nusprendėm, kad visgi ją perkelsim. Nors tai jau kaip ir nespėjome iki renginio pradžios, bet šiaip netaip išsisuksime, kad bent būtų garsas ir įjungtos šviesos, o paskui viską užtaisysim iki galo kaip reikia. Turbūt per mūsų patirtį tai bene greičiausias perstatymas buvo įvykdytas. Tuomet, kaip ir viskas buvo neblogai, šiek tiek keitėsi ir programa savo eigoje, bet čia visiškai nėra problema, tai yra normalu. Vienu metu buvo, kad žmogus užkabino laidą, kuris buvo jungtas į rozetę ir išjungė dalį įrangos. Mes greit viską pataisėm. Ir kaip ir viskas, visi blogumai praeityje. Na, o šiaip vakaras buvo fainas. Tai buvo daug siurprizų svečiam. Buvo ir, Slavka Channel, Viačeslavas. Tada buvo grupė Čilinam, buvo Jotvilas Afro, ten su afro būgnais ir visa kita. Žodžiu, visko tiek apstu, kad man atrodo, galbūt netgi kažkiek žmonės pavargo. Dėl to galbūt nebuvo masiškų šokių pačioje pabaigoje. Taip, žmonės šoko, žmonės linksminosi, prašė dainų, kas prie stalo, kas už stalo, kas šokių aikštelėje, bet man atrodo, kad galėjo būti masiškiau. Kaip ten bebūtų, viskas praėjo gerai, užsakovas priėjo, padėkojo ir netgi pasakė, kad viskas ant tiek gerai buvo sustyguota, suderinta, kad paliko ir arbatpinigių. Tai smagu. Ačiū jam už tai labai, ačiū visiems šokusiems, ačiū, kas padėjo. Šiandien dirbau su Evaldu Venskutoniu ir DJ Spektras bei Stage Factory komandomis. Ačiū visiems už jūsų darbą šiandien ir ačiū jums už jūsų peržiūrą, laiką ir šeirą bei kokį nors komentarą po šio video. Būtinai parašykite, kaip galėčiau patobulinti vlogus ir kokius video norėtumėt matyti. O dabar gero kelio man namo, o jum ramios dienos, geros dienos, saulėtos dienos ir kad nebūtų taip šalta. Iki kito karto.